Labutis, pažiūrėkim, kokią žinutę tu turi žinoti. Greitai, pažiūrėkim, vat šiuo metu. Greitai. Taigi, pinigėlis laukia, nedidelis, bet laukia. Galbūt sunkiai dirbai ir tai yra uždarbis, štai pasiekti kažkokį tai rezultatą, galbūt tave kažkas pakvies į šventę ir galvosi, ką padovanoti, ne? Taipogi kažkam gali būti susitikimas, meilės romanas. Kas čia dar ant slenksčio? Taip, meilės romanas, tikėkitės, kad ateis moterim vyrukas, su kuriuo jau seniai pažįstami, kuris yra dabar kažkur toli, galbūt užsienį, galbūt kitam mieste, kitoj šaly ar dar kažkur. Jis labai šaltaprotiškas, toks šaltokas ir nerodo savo jausmų, tačiau ką apie jį dar turim žinot? Ir jis mato jūs tokią pačią, jūs mato pora. Gerai, žiūrėkim, kas tarp jūsų bus. Laukite žinių iš jo, arba tai bus pagreitinta. Šita žinutė bus labai greitai, greičiau negu jūs tikitės. Tačiau truputėlį turėkite gudrumo, būkite lankstesni, nes žmogus gali norėti trumpam sugrįžti, trumpam pabūti, tiesiog lengvai praleisti laiką. Gali žiūrėti jūs į kaip objektą, kurį galima šiuo metu patrukdyti, o po to kaip bus. Tad būkite gudresni, lankstesni ir apgalvokite kitus dalykus, ne tik šitą susitikimą, bet ir tolimesnius dalykus, nes kitaip tai bus tiesiog laisvo laiko praleidimas. Neturėkite vilčių kažkokių, kad tai galėtų būti ilgalaikės perspektyvos. Štai tokia žinutė.